Tu, kaip žmogus, vibrauji savo specifinį vibraciją, kad yra pakelsta aukštyn, tu jautys aфиgeną euforiją, labai gerą, ir nukrent žemyn, kad tu paskui pradėt galvoti, pergalvoti dalykus, tada tavo ego įsijungi, tada galvoji, kas man negera, kodėl aš nesijautu gera, ką prieš tai jutaus. Tai reik žinoti ir reik gerbti savo vibraciją, kokia nebebūtų dabar šiuo momentu. Kas besidėtų tavo gyvenim dabar šiuo momentu, kokias sinchronizacijas dabar atėti tavo gyvenim šiuo momentu. Žinok, kad jeigu tu esi žemiau nukrėtis dabar, tavo vibracija grįž į tavo standartinį vibraciją. Nes, kaip ir minėjau, mes vibraujam tepo. Aukštyn žemyn, aukštyn žemyn, aukštyn žemyn, ne? Ir mes turėjom bazinį liniją savo, kaip galėčiau įvardinti standartinį tavo vibracijos liniją, kur ten ir pats viduriuks pastai. Ir ta tavo bazinė linija, kad yra egziston tavo vibracijo būn ver vidurį. Ir nakėls pabiški, kaip tu tobulini savi, kaip tu reagauji ir elgys aukštesnio vibracijo. Tai būtų myli viską aplinko, esi dėkingas visata už viską, tai esi tiesiog dabar. Būni dabar, tu kelies savo vibraciją. Kuo daugiau tu praktikuoji, kuo daugiau tu užsiemi, tu keli savo vibraciją ir tavo pati bazinė linija irgi kels. Tai po kažkiek laiko tavo ta bazinė linija, po kokį mėnesiaus, jeigu tu sąžiningai dirbi su savim, tavo bazinė linija pati žemiausia, kad buvo anksčiau, bus dabar, kur prieš tą buvo vidurienį. Tai tu jausiesi geriau. Ir kažkokiu momentu, kaip tu pradėsi jaustis, labai gera, tu tiesiog būsi tokia aukšta vibracija, kad negatyvas labai sunkiai pas tai ateis. Ir tu nukrisi kažkiek, nes kaip minėjau, mes vibraujam, ir kaip tu nukrisi žemiau biški, tau tas net nepasijus. Tai žinok, kad viskas yra laikina, vibracija pastovė keitys ir tu. Mylėk savi, mylėk viską aplinkau, būk čia ir dabar.